Tiems, kas nors kiek domėjosi Tailandu, šios salos pristatinėti nereikia. O visiems kitiems galiu pasakyti tik tiek. Mažytis rojaus kampelis žemėje. Kelionės tikslas – atšvęsti 30 metų gimtadienį su savo sužadėtine. Šiame video matysite, kaip sekasi derinti darbą su malonumais. Man reikia biškai prie kompo prisėsti 10 minučių. Su kokiais sunkumais susiduria pradedantieji video kūrėjai. Kad aš mateičiausi iš tenai. Galėsite suvokti, kokios kainos egzistuoja Koh Tao saloje. Simsim 10 000, čia bus apie 256. Paskaitysime mano dienoraštį. Atsinešiau dienoraštį. Kaip sekasi Simonai priprasti prie kamerų. Ei, ar galiu tave pakviesti šokiui? Kokios staigmenos manęs laukia 30 metų proga. Vyksta staigmena numeris 2. Taip? Ir dar daug kitų smagių dalykėlių. Tu visada naktim valgyti nori. Aš jau norėjau valgyti prieš tavo mytą išeinant, tai čia aš nuo... Kol video dar neprasidėjo, jaučiu pareigą užmėgsti su jumis ryšį ir prisistatyti. Mes nesusitarėm, ką sakyti. Improvizuojam. Sveiki, aš esu Mantas, su manimi yra Simona. Sveiki. Ačiū, mes dabar taip teraglins. Sveiki, aš esu Mantas, su manimi yra Simona, o čia yra Baliukas. Šeimos narys. Mes prieš kokią pusę metų, ar ne, sugalvojom, kad norim išvykti pagyventi. Ne, prieš daugiau šiek tiek. Nusprendėm, kad norim išvykti iš Lietuvos ir kažkur kitur pagyventi. Ir taip susiklostė, kad nusprendėm persikraustyti į Tailandą. Sausio viduryje išskridom kartu su savo šuniuku ir gyvenam Koh Samui saloje. Jau dabar 5 mėnesis, kaip gyvenam Tailande, tai jau pradedam apsiprasti. Ir čia atvykom realiai su šuniuku ir su 2 kupriniam. Tai visus daiktus palikom Lietuvoj. Esam freelanceriai. Tai yra ganėtinai patogu, nes galim dirbti iš kur norim. Dirbti iš kur norim, kada norim. Ir tuo dabar naudojamės. Planas tiesiog apkeliauti Aziją. Taip. Sargi! Da girdi! Pacanas! Zoomies! Zoomies! Bali! Ten! Čia! Čiagi! Tai va taip ir gyvenom. Nepaskęs. Aš žiūriu. Taigi atsiprašome, nes kai kurie video yra šiek tiek blogos kokybės, nes buvo filmuoti su iPhone kamera vakare, tamsoje, tai gali šiek tiek nervinti, bet tikimės, kad viskas bus gerai. Su iPhone priekinė kamera, nes iPhone priekinė kamera tamsoje visiškai kaip bulvė. Nes iPhone priekinė kamera filmuoja kaip bulvė. Čia bus bulvė, tai montuosi bulvę? Nu, taip. Tai dar sykį, ane? Mini kelionė į Koh Tao salą iš Koh Samui, dabar yra ketvirtadienis. Aha, varom. Būsim iki sekmadienio. Švęsim Manto gimtadienį. Nes mano gimtadienis, rytoj man jau 30. Tai Simonas man staigmenų yra priruošus. Pamatysim. Nieko, nežinau, kur varysim, ką darysim, gal teks su liūtais kovot, gal nežinau, gal ir teks. Gal kažkur haikinsim, bet žinant Simoną, kai tau viskas apie skanų maistą, tai man atrodo bus vakarienė. Tai žiūrės, tai tu už raktus namų atsakingas. O ką man su tavo to daryti? Patikrink, ar ten yra piniginė. Yra. Taip, tai varysim iki kelto. Keltas čia yra už kokią 10 minučių ir varysim su savo motoriuku, kurį tuo jums parodysiu. Nu, tenai ne mūsų, tenai yra mūsų šuniuko motociklas. Filmuoja? Taip. Tu gali dar apibraukti mano veidą, kad jisai mane sektų. Neturiu rankų tiek. Nu, tu va tokia filmuotoja. O, nu, važiuojam. Žiūrėk, dabar sekasi, jo? Jo. Nu, taip jis nespėja greitai.
30 metų man jau rytoj, kažkaip labai bijojau šitos akimirkos, kai buvo kokie 20, maniau jau pasaulio pabaiga, bet dabar tai, ką žinau, jaučiuosi geriau negu, bet kada tilis skirtumas tarp 30 ir 20, kad 5 valandų miego jau tau nebeužtenka. Tai vadinama senatvė man tai, senatvė. Tu gali funkcionuoti, viskas okei, bet nu, tikrai diena nebus tokia, kaip tu galėjai ten, nežinau, išmiegojęs 8 valandas. 2 naktis iš eilės miegojau apie 5 valandas, tai nu jaučiasi tikrai 20 metų, kai buvo, tai 5 valandos, o čia per akis laiko, čia 2 kartus spėjai išmiegoti. Ok, transporto priemonė, čia yra išeiginė mašina, čia jau į kokią vakarienę sužiuojam, šiaip į sporto salę, o čia yra tokia jau, kaip čia taip gražiai įsireikšti. Čia baliuko priekaba. Nu, čia baliuko priekaba, jo, baliuko priekaba. Arba ten vandens važiuot prisipilt. Arba vandens važiuot prisipilt, tai kiek mes iš šito sumokėjom? 120 eurų, ar ne? Kažkas tokio. Nebeatsimenu. 120 eurų. Įsirinkom spalvą, išmatavimus, ta prasme, galvojam, nu čia truputėlį ant lentų ten mus apgavo, bet čia dar kita istorija, bet galvojam čia tokius minkštus įsidėt, paminkštinimus įsidėt. Pasiturbint, stogelių įsidėt, nu kad normaliai jau, normaliai. Daug aš jums pripasakojau apie šitą šmikį, bet dėja, toliau šiame video jo nebus, nes mes norėjom truputėlį pasilsėti nuo šito mažo teroristo ir išsiuntėm jį į šuniukų spa. Tai va, o tai davai, ką žinau, varom jau. Varom, viską. Kaip gražu čia. Nu, atvarėm į Pierą. Mano mikrofono nėra. Nu, tai gali būti ir toks kadras. Negali būti tokio kadras. Kaip gražiai tu atrodai. 30 metų. Tad aš dabar vartosiu tą 30 metų, žinok, visą šitą video. Imk įdėk tą mikrofoną, nenervink tu senų vyrų, Simona, ir klausyk. Jau vyresnių įdėk. Įdėk mikrofoną. Mikrofoną veikia, prisipirkavom savo boliduką. Varysim vat su tokiu, nu, laiveliu mes šiaip kai... Katamaranu. Nu, mes šiaip kai su keltais varom, nu, tai ten mašinų keltas jisai didesnis. Mes šiaip niekada iš šito kelto ir neplaukiam. Iš šito Piero neplaukiam, bet šito žiauriai geras, šiaip labai čia gražu, nu. Žiauriai. Simona, valandų mes vėluojam, ar ne? Pusvalandį dar turim. Išmokau aš per 30 metų nevėluoti. Neišmokau, ne? Kai susipažinom, pradėjai vėluoti per pirmą susitikimą, tai ir dabar. Ai, tai aš į pirmą mūsų deitą vėlavau, ne? Jo! 10 minučių, 15. Vat su šituo, tai, nu, neįsigydžiau šitos videlės. Įsigydžiau daug bėdų, bet tik ne šitą. Padarėm čekiną, užsidedam lipukus, kad žinotų, kad čia mes galim patekti į šitą. Viena linija yra į Kotao, kita į Kopanganą. Į Kopanganą buvo perkrauta linija, į Kotao visiškai ne vieno žmogaus. Mes prastovėjom Kopangano linijai kokią, nežinau, 10 minučių ir tada taip ateinam ir sako, ne, sako, kita linija. Nu, ir aiškiai viršui parašyta, kad Kopangan, Kotao, tai... Patys apsimiegoja, dar nematom. Tai reikia kavos gal, ne, nes mes čia pražūsim. O tu mano... Varom čia. Mus jau šaukia jau. Va, čia yra Secret Beach. Šiaip geras, ne? Beachas patinka jisai. Geras, labai beveik iš vis 0 turistų. Jo, beveik, jo. Ateina vietiniai tik tai pabūt. Kaip nervas tais kūrinys. O, Simona jau pradeda nervuotis, jau jai užkliūna žmonės su lagaminais. Dar kelionė net neprasidėjo. Nu, sako, einam į vidų. Savarika. Čia gal? O čia nėra, ne tų stalų, aš padirbčiau kažkur visai norėčiau šiaip iš tikrųjų. Nėra, čia netoks keltas. Čia netoks keltas. Arba einam ten, kur dviese. Einam čia, kur tik tai dviese, va, yra tokia vietelė.
Tai gerai, tai aš dabar atsidarysiu laptopą, truputėlį reikia man padirbti ir po to parodysiu keltą. Ant kelių pasidėsiu. Ant kelių, jo, pasidėsiu. Taigi zuikė, aš freelanceris, aš moku dirbti visur. Man nepavargo nuo filmavimo, jo? Aš nepavargau. Jo. Kiek mes laiko dabar plauksim? Dabar 11, 2,5 valandos. Jeigu gera jūra. Jeigu gera jūra, 2,5 valandos. Bet šiaip dažniausiai būna normaliai visai. Ir šiaip atrodo, nėra jokio vėjo. Mėlynas vanduo. Tos 3 salos, Koh Samui, Koh Phanganas, Koh Tao, jos viena šalia kitos, bet visiškai skirtingos salos. Prasme ir gamta, ir žmonėm tie, kurie tenai gyvena, eventais, renginiais, skirtingi pasauliai. Vanduo koks mėlynas, tai omuga. Ta prasme, wow. Beveik atvykom į Koh Tao jau. Simona labai alkana. Čiauriai valgyt nori. Tai, kaip suprantu, suradai prie uosto netoli, ne? Ten tiesiog kažkokia... 5 minutės, ten tokia pusryčių vieta. Visai graži, gerai atsiliepimai, tai varysim pavalgyti. Aš irgi jau labai norėčiau valgyti, nes dabar 1:30 mes dar nieko nevalgėm, tik tai kavą gėrėm. Tai jau pasistiprinti tikrai reikėtų. Po to varysim į... kur? Į gyvenamąją vietą. Aš nežinau nei kas ten, nei kaip, bet pasižiūrėsim. Ir tada reikės motorolerį išsinuomoti, man taip atrodo, nes reikia mums tos laisvės jo. Dera tokio tipo saloms, kur daug turistų per dieną atvaro. No, thank you. Tai visi čia prie uosto laukia ir taxi, motorbike for rent, nespėjai net išlipti jau. Kviečia tave, mojuoja tavo, atvaryk įsinuomosi motorolerį, su taksu aš tave nuvešiu. Bet šiaip tai, toliau nuo tokių vietų, tai jie nėra įkyrus. Nelenda šiaip ten palyginus kokio Egipto ar Turkiją, ten kur už rankos vedasi, tai ne, taip nėra tai. No, thank you. Nu va. Ta prasme. Bo chicken. Žodžiu, čia prikolinai iš manęs. Jie visi. Content create turi. Gerai, reikia palaukti. Tai gerai, aš nieko nepadarysiu, va, jeigu nori, galiu tavo veiduką sufokusuoti, va, matai, va. Aš negėdai. Kad tu atrodytum. Aš apie tai, kad perkelt, čia ir pasiduoti. Nu, davai. Aš žinai. Okei, geriau atrodo, žymiai geriau atrodo, taip. You got me. Nu va, prisišaudžiau savo į koją. Padarėm tokį smūginį pavalgymukas, man sako greitai, čia žinok, čia reikia, čia neusikimarinam, tai ir neusikimarinam, ne? Einam dabar taksi pasim ir tada jau važiuosim į gūštą, grifų gūštą. Į grifų gūštą. Įvertinsim Simonos derėjimosi skilsus. Tokio. Ne, bet brapas tai buvo. Labai gerai, abu buvo labai geri. Ta prasme, wow. Tikrai geras. Žiauriai. Nu gerai, tai kodėl dabar, kaip mums reikia
niekas nešaukia teksti, tipo. Ir mums dabar, va, actually reikia. Prašy 4 nusiderė iki 3. Jo, ok, thank you. Kažkaip, Simona, tu čia tikrai prastai šį kartą nusiderėjai. Tai kitą kartą pats derėkis nedėkingas Tobriai. Pavežė 5 minutės, nei tiek. 300, sako. Nu, karočią, jau čia matau, mes ateinam jau. Ui, va. Wow, tik atėjom, aptarnavimas žiauriai geras. Va, ir beachfront, kolonės matosi jo. Viskas nieko, va, nereikia, tai čia tiek aš tavo salos ryte pamatysiu. O saulė, sakei, leidžiasi čia. Čia jo. Ar ne? Rimtai? Taip. Čia apie viską, ne, jau pagalvojai. Nice. Tai čia ant to, vat, iškritus, taip. Flexinam jau, dabar tai jau flexinam. Flexas. Why so sweaty? Flexas. Ne, jeigu rimtai, tai pasikrausim telefonus. Varysim į šopą. Varysim į šopą, pasirūpinsim vakarui, pasiruošim, kaip sakoma, jau deramai saulėlydžiui, kaip pridera. Kaip pridera, nu, tai šiandien tokį laisvesnį vakariuką, tokį chillą, ne? Pasidarysim. Šiaip gal galėsim ir pavažiuoti dar vis tiek visai nemažai laiko. Nu, dar yra čia to laiko, jo. Tai, o sala mažytė, tai galėsim kažkur dar tikrai nuvažiuoti kažką pasižiūrėti. Jo, į kokius beachus apsižiūrėti ten. Kiek aš laiko rytoj turiu? Iki 3 maždaug. Iki 3? Jo. Ja, tai, nu, tai jo, tai reikia tada... Pusė 4 kažkas tokio. Nes iki 3 Aha. Po 5:15 išvarom. Po 5:15 išvarom, jo? Kažkur išvarom, ne? Patinka man tokie... Intrigėlė. Intrigėlės. Vos už poros metrų nuo namų įsinomavo štai tokį gražuolį, patraukėme į kelią pasipildyti atsargų vakarų. Išėjom, pabuvom, atėjom. Pavalgėm, pabuvom. Tik ten tvarkytis nieko nereikėjo. Atėjom 2 metrus ir jau motorolerį įsinomavom. Išleidau 1000 batų nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, tai čia yra 25 eurai. Tai, nu, nemoka aš dėrėtis. Gal ir galėjau nusidėrėti, bet kažkaip labai normaliai jisai pasakė, senis sako, nu, savaitį imtum jo, galiu tau nuolaidą paderinti, dabar ne, nu ir gerai, sakau. Tai pasimėm tokį geltoną motorolerį, vėliau parodysim. Jisai pamatė mano tatuiruotes, tai į vakarėlį pakvietė. Susireikšminimas. Aš manau, dėl to jisai ten pakvietė, ar šiaip, ar jisai visus kviečia. Manau, visus. Čiūjų visus jau. Jo, tai mūsų originalus planas buvo... Varyt sneksų pasim motorolerį, nu, bet čia tie keliukai taip užbūrė, kad mes tiesiog sėdim čia kažkur random vietoj. Mes salos vidury, jo. Tai mes į kitą salos kampą ten per 10 minučių nuvažiavom. Mažiau dar netgi, nu, tai tiesiog dabar eisiu ant hamakėlio. Biškį iškrisiu, eisim nusipirksim sneksus ir tada jau tikrai namo. Nu, nebent dar kažkur ten pakeliui norėsim su motoroleriu nuvažiuoti, nes jau su motoroleriu turim laisvė yra, tai all good.
atsimerkti. Ką, visi darbai atlikti. Nelieka dabar tik tai saulėlydžio pasimėgaut. Ir po to pavalgyti nuvaryt, nes žiauriai, ta prasme, valgyti norim. Tai, jeigu jau prakalbam apie maistą, tai iš 7-Eleven Simona vakarą, ne, atrado Tai jo. kažko. Nu čia, kas čia Simona, tu vat gali pasakot. Šitie, man atrodo, ryžių virtinukai ir dešrelės. Ryžių virtinukai ir dešrelės sūrio padaže. Labai skamba. Ta prasme, amazing, va, iš 7-Eleven. Pašildo, blemba gal ant tos lovos čia negerai, žinok, mums taip čia apsikiaulyti. Bet amazing, čia Simona parodė vakar, tai Ir šakutės, ne, įdeda. Ateik, Simona, gauja. Jūs kažko daugiau tikėjotės? Ne, istorijos pabaiga, labai skaniai pavalgiam, žiūrime toliau. Ko čia Simona atėjai? Mane nervina. Aš tave nervinu, tu mane nervinu. Nu galėjau, bet aš turiu reikalų, va, man reikia pafilmuoti, reikia kažką padaryti. Taip atrodo santykiai po 7 metų. Viskas baigėsi saulėlydžio terapija. Kiek dabar Simona valandų? 8:30. 8:30. Tai čia mes kokią porą valandų. Ar ne? Pakimarinom. Jo. Tai netgi vanduo ateit spėjo. Tai dabar eisim. Jo bangos tokios prasidėjo labai. Ir taip labai gražiai, taip, o šitaip viskas. Tai dabar eisim pavalgyti, čia kažkur pasiieškot, bet čia pasirodo Simona apie viską yra pagalvojus. Čia yra main area, tu tipo išeini ir puf, ta prasme gyvenimas. Tai bus, man atrodo, truputėlį sunku atsilaikyti nuo pagundų visokių, nes čia... Kokių? Nu ką žinau, ten muzika kažkur gal patinkanti, grožinai ir panašiai. Žiūrėk, čia prie bankomato, tai ne. Čia tas jų, tas vynas versus... Ne, jų čia korėjiečių, man atrodo. Nu va, ko tau? Ko nori? Visų... Lema pusantrų šimtą miego. Ir vėl tu su savo miegu, tu pager gal vitaminų ar kažko, nes man jau tikrai darosi neramu dėl tavo sveikatos. Ko nori, čia kiekvienas atras, kas jam tinka. Drum and bass, techno, psy, transas. Neveikia, ar ne? Tai einam į kitą bankomatą. Susidurime su pirmu nesklandumu. Neveikia ATM. Neveikia bankomatas, nes pinigų aš pirmas vakaras parodė, kad ryškiai per mažai aš jų atsivežiau, ta prasme. Dumas numeris 2. O gal mes tiesiog nemokam bankomatų naudotis. Gali būti taip ir taip. Bet ar 2 žmonės nemoka bankomatų naudotis, nemanau. Dar vienas, ne? Einam į dar vieną. Radom savo banką. Nes va, yra tokie bankomatai čia, kur mes su jais dar nemokam. Ir yra standartinis Tailando bankomatas, va, jau net savo kortelę nebijai dėti. Nusimsim 10 000, čia bus apie 256. Kažkas tokio. Kažkaip Centerių. Ar sutinkate, kad 5 eurus nuims už iškeitimą? Sutinku. Tikrai sutinku. Take my money. Take my money. Nu va, yra toks retas, jau labai retas šitas. Jo, šitą pirmą kartą matėm. Nu, mes čia, kiek jau 5 mėnesiai, ne? Gyvenam ir pirmas įkiai matėm. Va šitas yra va standartas.
šitas iš kur čia atsirado, tai wow, ta prasme, reikės pasilaikyti, žiūrėk. O, kaip du vandens lašai. Viskas varom. Jo, varom. See ya. Ta prasme, kaip sunku yra įsirinkti, kur valgyti. Bet čia tai daugam, ar ne, Simona? Labai daug vietų ir mes dabar nelabai žinom patys, ko norim. Jo, šiaip yra tiesos, nes dabar prasidėjo man suliuko nuo kokią 10-15 minučių, kur... Rinkomės, kur valgyti. Kur Simona išrinko vietą, aš pažiūrėjau, netinka, aš noriu išrinkti. Oho, kokios rimtos bėdos. Kaip mano mama pasakytų, šikna pilna, tai ir nežinai, ko nori. Miega. Ir tada, tipo, aš rinkau, pasidavai. Atėjom į restoranėlį, norėjom ten į kitą vietą, ar ne, eiti, bet nepavyko. Jo, bet buvo uždaryta. Jinai buvo uždaryta, tai čia buvo planas B. Restoranėlis, tai jau užsisakėm, kokteiliuką, vakarienę. Ir man atrodo, jau gal nebefilmuojam, ar ne, ar dar filmuojam, kaip tu galvojam. Žinau, maistelį galėsim pafilmuoti. Jo, nesu, čia taip. Gražu labai. Čia gražu, tai tikrai nepasiginčysi. Aš gal tenai norėjau eiti, bet tada Simona paprotino, kad lemba vėjas ten yra jo, tai gal ir gerai, kad ne. Filmuoji jau tu? Jo? Antroji diena šiandien, ar ne? Vėl sėsim ant savo žirgo. Jisai truputėlį nubalnotas jau čia, nudraskytas, gyvenimo matęs, nubėgęs kažkur apie 12 000 kilometrų. Ir ką mes šiandien, Simona, veikiam? Varom paplūdimių patikrint. Pasimiau snorkelingo ekvipmentą, tai pasnorkelinsiu, va, turiu vamzelį, viskas, ko reikia. Ir tada Simona turi vakare staigmenėlę kažkokią, tai lekiam eksplorinti salos. Pirma lokacija. Ištarsi, Simona, beachą? Labai. Luot beach. Ačiū, kad žiūrėjote. Sutiksime antroje dalyje, kurioje matysite, kaip šventėme Manto gimtadienį, tyrinėjome salą ir smagiai leidome laiką.